O, labas. Sveiki atvykę į pirmąją laidos Žvedros kalbą seriją. Šiandien mes esame su Sveiki. Laurynu. Tai trumpam pristatyk trumpai. Ok, labas dar kartą visiems. Jo, esu pajokos objektas visame lajote, bet ką jau padarysi. Tai esu Laurinas, studentas, dirbantis studentas, užjaučiu visus studentus, kurie dirba. Tai yra labai labai sunku. Taipogi esu mylintis sūnus. Mama sako, kad aš tikrai šaunus. O šiaip esu LJ Kauno skyriaus pirmininkas ir dar esu priešų vadinamas padugne, tai turbūt esu ir padugne. Taip, gal ir mes Goda pristatykime, tai tu pradėk. Tai aš Goda, mokinė. Galbūt reikia paminėti, kad Jonavos Beraus jaunimo pirmininkė. Ir nežinau, mane čia pakvietė kažkodėl kažką čia pasakyti reikia, tai tu dabar pristatyk. Realiai čia tavo projektas, tavo podcastas, bet gerai. Aš esu Dovydas Višumirskis. Šis podcastas buvo mano idėja gal prieš 2 senus ilgus metus. Pagaliau tai išlys viešumą. Ir aš šiuo metu esu niekas. Aš buvęs Jonavos pirmininkas ir dabartinis niekas. Tai va, gal tada Laurynai tu biškį pristatei, pas kiek esi Kauno liberalaus jaunimo pirmininkas. Gal papasakotum savo istoriją būtent liberaliam jaunime, kaip tu čia patekai? O jo, mielai. Šiaip turbūt esu vienintelis iš nedaugelio, kurie prisijungė į LJ nieko nepaskatinti. Tai kadangi LJ labai atitinka mano vertybės, tai pats susiradau šią jaunimo organizaciją, pats parašiau Instagram, ar galim prisijungti. Tuomet Laisvė LT neveikė, tai prijungė mane paprastu būdu. Tai vat, o pats pokalbis prisijungiant vyko tarp Kaunas Prienai kelyje. Tai tiesiog 2 valandas stovėjau su automobiliu šalikelį ant avarinio ir kalbėjom, kodėl aš noriu prisijungti. O šiaip esu ilgametis, jau 2 metai. Tai galim sakyti, kad ilgametis Kauno skyriaus narys. Ir nuo šio birželio atkūrė skyrių, esu skyriaus pirmininkas. Tai tokia mano ta trumpa, bet įdomi istorija. Labai iš tikrųjų yra įdomu, nes dažniausiai žmonės kažkaip paskatina prisijungti, bet tu buvai, iš savęs toks politiškai aktyvus ir norėjai kažką veikti ir kažką tvarkyti Lietuvoje. Tai užkulisyje reiktų mūsų pristatymų? O, į užkulisę sėdi mūsų biuro narė Ema. Ema! Tai čia... Rolk. Jo, ir Emilija. Tai skaitykim, galim kopijuoti vėl tie patys podcastai ir Rakelis ir kas Goda ten sėdė. Kažkas tokio. Tai sorry vėl tie patys, bet mes jūs kopijuojam. Kas jos gubernė sponsorina? Mūsų nesponsorina, mūsų nieks nesponsorina. Bet jeigu norit. Yep. Tai gerai, Goda, tu tada pradėk savo labai trumpą istoriją, bet trumpą tokią turiningą istoriją. Čia bandai gražiai įsireikti. Jo. Tai labai protingai kalbant, 3 mėnesius, vieną dieną atėjau mokyklą, sako, Emilija buvo, sako, o mes čia turim tokį dalyką, mes turim liberalų jaunimą. Sako, o geras, galiu ateiti? Sako, jo, atėjau, tai praėjo 2 mėnesius, ne, dar... Pusantro kažkur? Pusantro. Nes tu birželį planuo pusantro. Jo, tai grubiai tariant, aš tada atėjau ir sako, Dovydas išeina, gal nori būti pirmininkė? Sakau, pagalvosiu. Ir taip gavos, kad vasaros galėjo, išėjo kažkas. O kokia tavo istorija? Ką tu vykai? Aš tai turbūt sušknysęs nesu pasakas, nes šiaip labai dažnai klausimas, kiekvienam biuro turiu skambutį, kur kandidatavau į bagus klausia. Ir jau visi tiek kartų girdėt, turbūt iki Laurinas, nesi girdėjęs, kaip aš prisijungiau. Bet priešingai negu Laurinas man pasiūlė. Ir viskas vyko, kad mano tėvai prisijungė prie Laisvės partijos ir vyko suvažiavimas vasarą Vilniuje. Ir aš nuvariau, ir aš ten, kol buvo tam suvažiavimas, tiesiog vaikščiau po Vilnių. Čia man atrodo, tada gal 4 kartus Tonkus sutikau. Čia out of context, bet tada mano tėvams Laisvės partijos pirmininkė, kadangi irgi bus mūsų narė, pasiūlėm prisijungti. Sako, mačiau, turit sūnų, gal jis turi ką eit, neturi, sako, davai prisijung. Ir pasiūlė, man tada buvo, man atrodo, gal dar 13, tai aš negalėjau legaliai pagal įstatus prisijungti, bet aš užpildžiau anketą Laisvei,
gal dar klasė, net nežinau, ar buvo aktyvi, net nepasakysiu, kad 20 metais buvo, bet tada po šiek laiko aš gaunu iš tuometinės Samantos biuro skyrių koordinatorės, gaunu žinutę, sako, hei, mačiau surašiai, Jonava nėra aktualus skyrius, nori atkurti? Ir buvau, jo, nėra sunka, ne? Bet manau, Laurinai, ir tu gali patvirtinti, kad nėra labai lengva iš tikrųjų atkurti negyvą skyrių. Tai nėra jo kažkas labai lengva, bet nuo tada daug praėjau 2 kadencijas ir dabar esu čia. Tai manau, galime eiti prie tokio kito klausimo, kuris tikėjimas nesukatins mūsų santykių, Laurinai. Bet ką manai apie Jonavą? Ir čia turėjo būti apie skyrių ir apie miestą. Tai labai nesenai teko dalyvauti neeiliniai sueigoje skyriaus. Dalyvavau kaip sekretorius, tai pamačiau visą vidų skyriaus, tai paskui pasikvietėm Jonaviškius į Kauną, kas jau buvo, tas buvo, bet šiaip pats skyrius yra žiauriai fainas, kiek paukščiai čiulba, kad Rudens akademijoje būsim kambariokai su Dovydu, o Ema laikina visus mano Instagramo stories. Emilija, atsiprašau, Emilija, Ema čia. Ir Ema, ir Emilija, bet Emilija labiau. Tai va, o pats skyrius žiauriai fainas, daug fainų žmonių ir viskas, patikėkit manim, kad viskas bus su jais gerai. Na, o apie miestą, tai ką aš galiu čia daug pajapinti, tai yra... Realiai pravažiavęs, ką pamatai, gal atkreipdėmėsi kažką mūsų iškastus kelius. Ne, Jonava yra šaunus miestelis, daug gražių sodybų, daug upių aplink Jonavą ir ten galim praleisti puikiai laiką ir šašlykai įsikepti, kai ką išgert nealkoholinio. O šiaip labai myliu Jonavos krepšinio klubą, Edvinui Šeškui linkėjimai. Nebėra gaila Virgiaus, išėjo į Mažeikius, bet šiaip labai faina arena ir šiaip puikus kebabai Jonavoj. Taip, geriausia kebaba Jonavoj. Legendiniai. Kuri to mėgstamiausia kebabinė? Mano? Rolka, man atrodo, visų mes tai trekina, bet kokia to mėgstamiausia kebabinė? Man arba boso kebabai, arba pavėsio. Yra 2 variantai. Jo, Simta Laurinai, Jonavoj nėra gavęs kebabų, kurias skaniausia. Man visi skaniausi. Nu, tai va, teisingai. Yra prie autobusų stoties kebabai? Jo, tai va to. Turgaus tenais? Jo, gera. Topiniai Liuks kebabai. kebabai. Jie taip ir vadinas. Jo, liuksai va, Liuks aš kebabai. vadinus Turgaus, nes tai yra liuks ir prie Norfos. Bet, anyways, kad biškai grįžtume į temą, turiu norėtum pakalbėti apie tavo kaip pirmininko ar gal Kauno skyriaus ateities planus. Ir kadangi mes jau esame vos ne ranką paspaudę paktą pasirašę, jog Jonava su Kaunu bendradarbiaus, dar mano kadencija nesibaigus ir perdavau tą naštą Godai. Kokie maždaug yra tavo planai ir gal ko tu tikiesi iš mūsų kaip skyriaus ir iš mūsų bendradarbiavimo? Savo draugystę LJ skyrius JLJ. Taip? Taip. Jo. Skyrius jau parodė per pirmus mano rengtus renginius, tai Jonaviškiai atvažiavo į susitikimą su Roku Garliausku, tai parodo didelį susidomėjimą, o šiaip tai būsit, jeigu ne vyresnysis, tai jaunesnysis skyriaus brolis ir tiesiog būsim vienas kumštis, stipriausias regioninis sąstatas vienareikšmiškai. Na ir tų planų tikrai yra, jeigu tik mūsų jaunimėlis netingės, tai padarysim nerealių dalykų ir laukit naujienų, nes yra bendra grupė ir ten kaip kada, bet dažniausiai aktyviai varomės ten ir kuriam planus. Gal tu turi pridėti, tu kaip Jonavos pirmininkė gal kažką turi? Aš neturiu, aš šiaip laukiu mūsų, gal čia spoilerį, bet akustinio laukiu. Dabar gal pereikime prie tokių biški nostalgiškų temų ir gal tokių, nežinau, liūdnų ar smagių, bet koks yra tavo mėgstamiausias prisiminęs LLJ? Vieno tikrai neturiu. Realiai, ką galiu pasakyti, tai mėgstamiausias prisiminimas tai yra 2024 metai, nes mano visi prisiminimai didžiausi ir yra šiais metais. Nes kai atkūriau skyrių, prisijungiau prie struktūros, tai išgyvenu lietuvišką jaunuolę svajonę.
turiu dabar jau begalės draugų, begalės pažįstamų ir man LJ yra antroji mano šeima. Na, bet mano pirmasis renginys tai LJ struktūrų išvažiuojamasis posėdis, tai susipažinau su šituo bičiuku, padarėm Nieko ten nebuvo. Gramo nepadarėm, bet padarėm tvirtą sąjungą. Emilija taip pat buvo, žiauriai susibondinom, nusprendėm, kad darysim bendrus dalykus. Tai pati išvažiuojamkė buvo, liaudiškai tariant, išvažiuojamkė buvo visiškas highlightas. Na ir antrasis mano renginys, tai Vasaros akademija, kur vidurnaktis prie laužo, laisvė, svečiai, politikai, mokymai, maks ir nežinau, kam dėkoti, Dievui jau pridėkojau, daugiau niekam neturiu kam pridėkoti, bet ačiū visam LJ, kad mane priėmėt ir šitą padugnę, bet, žiauriai ačiū. Aš svarbu, kaip pirmą sakė, pasakau, kad tu save padugnę vadini dažniau negu tavo priešai. Tai gal tu esi savo didžiausias priešas? Ne, praeitį mane padugnė daug priešų vadino, tai kas dabar čia Dabar yra? prieš nugalėjai. Priešus nugalėjau, likau aš. Tai gal nugalėjau. Gerai. Goda, gal tu gali partest, tu vis tiek esi neilgai, bet gal turi kažką tokio įsimintino? Dimo, realiai įsimintiniausia, galbūt, kaip ir Laurinas minėjo, tai būtų Vasaros akademija ta pati, bet iš tikro, kas, toks stebinantis dalykas, kad galbūt įdomiausia dalis man buvo laisvė, nes tas visas giedojimas labai subūrė. Jo, gal iš Iferbiš atrodo toks kultų activity, bet kai tu supranti esmę ir kai tu esi iš kartu, tai tikrai yra visiškai. Jo, nes kai tu stovi vidury laukų, lietukų ir pradedi giedoti, tai tipo gali atrodyti keistai, bet... Nežinau, aš realiai, aišku, kaip Lauris sakė, turiu labai daug prisiminimų, vieną negalėčiau, bet realiai bet kuris vakaras su Emilija, nes kai mes esame renginys su Emilija vakare, jau tokių wild ir weird stuff būna, ta prasme. Realiai, šiaip pirmam savo renginį, tai aš čia pasiklydau, nes aš nusprendžiau eiti, antram, aš nusprendžiau eiti iš vietos, kur mes šventė gimtadienį, iki viešbučio ir man telefonas susikrovė, aš Vilniaus senamiesty pasiklydau. Tai čia toks įsimintinas buvo, tada su Rolka trečiam mano renginį buvom, Rolkas pirmam, Alytui. Ten tai vapšė, tarsi nuvarėm į kažkokį parką, ten šviesos, ten juda kažkaip keistai, ta prasme, ten mirks, tai raudona, tai geltona, tai balta. Tada važiavom su paspirtuku, vos nenukrido, nes privažiavom kažkokį akmenim grįstą kelią. Ir ten vos neskrydom, pradėjom rėkti, kad Ukmergė. Tada, ką dar galiu prisiminti, realiai buvom, ar Rolka buvo Neva, ar buvo Rudens akademija, kai mes tiesiog išvarėm miestą nuvaryti pasifotkinti, sutikom tą komiką kažkokį. Jo, tai Neva buvo, sutikom Emiliją Kumunsen, nusifotkinom, varėm po miestą pasivaikščioti, kažkokia mergina siūlė man alaus stiklinį išgerti, biškai atsakiau, nes kai išpažįstam atrodo kaip tokia spaikinta, ar su kažko ten neaišku pripilta. Tai va, bet nuo tada dar turiu stiklinę iš to gastrobar, ten plus kažkokio. Aš dar turiu, sorry, žiaurų highlightą, tai žodžiu atvažiavom, aš ir kas su manim važiavo į Vasaros akademiją? Tu nevažiavai, Ema? Kas su manim važiavo? Rositas ten važiavo? Kas važiavo? Aš tikrai vienas nevažiavau. Deimantė ir Liepa, jo. Mes pirmieji atvažiavom, aišku, jau buvo biuras, valdyba, jau dieną prieš. Mes atvažiavom, savo jaunimėlį paleidau, jau, sakykim, tvarkyti reikalus. Ir ateina Rosita, mūsų renginių organizatorė. O aš, kadangi vienas iš nedaugelio su vairuotojo pažymėjimu organizacijai, tai sako, Laurinai, gelbėk, pasiklydo Jonavos miesto autobusas. Ok, važiuojam. Ir važiuojam ieškot. Ir važiuojam miško keliais, laukais. Ir veda mūsų navigacija. Kažkaip įsiaiškinom, kad iki kažkokio piliakalnio jie nuvažiavę. Įsivedu į navigaciją, tiksliau į Veizą, nėra tokio adreso. Ir pradžiai vedė kažkokiu mišku, dingo ryšys, dingo navigacija.
Ir važiuoja prieki manęs New Hollandas traktorius, kas nežino, didžiuliais ratais ir jam sunku pravažiuoti. Ir jis straglina ir aš toks galvoju, kaip man pravažiuoti. Nu, okei, sukaupiau visas savo Volvo jėgas ir važiuojam miškais ir nuvažiavom 12 km laukais, žvyrkeliais, miškais, kur tiesiog šakos daužo stiklus ir taip toliau. Važiuojam ir žiūrim, vaizde išlenda Jonava, užsakytas miesto autobusas ir ten 40 jaunimėlio vienetų. 40 jaunimėlio vienetų. Ir paskui apsisuko tas autobusas ir aš jį vedžiau dar 20 km visokiais miško keliukais iki stovyklos, iki skautų slėnio. Tai čia mano highlightas, dar turiu video, kaip važiuoju ir per veidrodėlį Rosita filmuoja, ne aš filmuoju, o Rosita filmuoja, nes vairuojant nesinaudokit telefonu. Girdėjot? Filmuoja, kaip už manęs už paskos važiuoja Jonavos miesto autobusas su užrašu užsakyta. Jo, aš Simonas mes dar, aš tuo metu dar darbe, man rodos, buvau, ar kur aš Taip, buvau. tu vakare atvažiavai. Jo, aš buvau dar darbe ir aš žiūriu į čatuką ir Lorinas įmeta tau video. Rosita įmetė. Ar Rosita, jo, Rosita įmetė, kur tiesiog važiuoju, aš pasimečiau, aš nesprantu, tipo, į ką aš žiūriu iš pradžių. Ir paskui pradėjau kažkiek skaičiuoti, aš susirintau, kad jis sugebėjo pasiklysti. Ir pas dabar čia man atrodo, tu man rolką rašy, kad pasiklydam, žodžiu, neįmanoma. Nu, jo, iš ties, net man darbe buvo labai įdomu ir juokinga tam pasižiūrėti. Bet ten buvo ant tiek, kur tipo mes sėdėm ir autikė, nu langas, stogonys atryd ir lapai krenta tiesiog į vidų. Tu sėdi ir tiesiog lapai byra. Man tai keista, kad Sviros ten važiavo, tipo, kad, nu, jisai ten... Jo, kad jis apskritai Linkėjimai vairuotojai. MVP realiai buvo tas vairuotojas, man sakau, man labai keista, kad jisai, tipo, nenusprendė sustoti rašyti ten, nu, ten, nežinau, Emilį moralų duoti ar kažką, kad po kažkaip per keliai mano autobusas susibraižys ar kažką tokio. Bet panašu, kad jam, nu, nelabai rūpėjo ir tai realiai tik į pliusą. Taip. Aišku, galiu ir nepasiklysti, bet, nu, nes kai mes motoros ten važiavom, tai man rodė, kur tenais, Jo. nesuko, ten visiškai, nu, dar reikėjo kokius 2 kilus į priekį pavažiuoti, ta prasme. Taip. Ten, nu, žmogus norėjo kažkaip darbą atlikti, gės. Nu, ten situacija. Dabar toks kontroversiška tema. Laurinai, koks yra to mėgstamiausias biuro narys? Vienareikšmiškai Austė. Ar tu esi įsitikinęs to? Visiškai. Ok, Mėgstamiausia mano biuro narė yra Austė ir linkėjimai jai. Yra vienas nuostabiausių mano sutiktų žmonių. Visiškai didžiulė pagarba, ką jį daro ir tik pirmin. Goda. Ką? Išvardym visus biuro narius. Ne, pradėsiu šitų. Ne, rimtai, man Aš iki šiol, žinok, neišmokau. Tu čia ką, bandai jai golai mušti, Taip, jeigu dar negirdėjai? Bandau. Ne, aš pats asmeniškai neišvardęs, man tikrai kažkas užkrito 10 žmonių. Šiaip vardų normaliai neatsimenu žmonių. Bet tada tavo mėgstamiausias gal biuro narys pasakysi. Nepasakysiu. Ar čia, tipo, nenorit susipykti su biuru? Neturiu nieko prieš biuro. Ne, aš neturiu ką prieš. Neturiu nieko prieš, bet... Nu, visi patinka vienodai, ne? Jo, visi patinka. Aš žinau, kad aš nepasakysiu Austą, kad aš gausiu... Papa. Tai, kad man Austė labai patinka, tai nereiškia, kad kiti man... Ne, aš to neskau, kad jie visi vienodi, negali iškelti vieno. Nu, pas mane visi vienodi, bet Austė lygesnė. Jo. Aš matai, aš žinau, kad aš nepasakysiu, Austą, aš gausiu daugiau rinkodaros darbo kaip jos. Reklama. Deja, mūsų nieks neremia, tai tęsiam toliau. Bet jo, aš žinau, kiek aš nesakysiu Austą, tai aš gausiu daugiau rinkodaros darbo, kadangi esu pas ją biuro asistentas, tai... Linkėjimai Austė. Austė! Taip, dabar, Ema, aš norėčiau, kad tu padarytum savo... Kaip vadinasi? Jo, klausimų ir atsakymų. Q&A padaryk. Tai gavome iš publikos, tai yra iš biuro narių, vien tik iš biuro narių klausimų. Gavome iš biuro narių klausimų. Tai visų pirma, pradėsim su blitz klausimukų sesija. Ir beje, Vilhelmas uždavė 10 klausimų tau. Klausimų, bet ačiū Vilhelmui. Gerai. Pirmas klausimas. Jei turėtum pasirinkti žmogų, kuris taptų Lietuvos diktatorium, ką pasirinktum?
Čia labai rimtas klausimas, nepasirinkčiau, nes Lietuvoje diktatoriaus nebus ir negali būti. Jo, aš būčiau sakiusi Gražulis. Ne. Umberto! Jo, Umberto! Umberto! Negalima, sakykime, juokauti tokiom temom, nes ypač tai dabar yra labai jautru. Ir manau, kad jeigu rimtai, tai jokiais būdais to negali būti Lietuvoje. Kas toliau? Koks tavo kebabo orderis? Didelis, būtinai didelis. Su vištiena, miksas ir taip su pomidorais. Su vištiena valgai? Taip, tik su vištiena. O šitų čia jaukas pavalgai tiesiog būtent kebabus? Tiesiog man patinka kebabai su vištiena. Ne, aš tai galvoju, yra žmonių, kurie nevalgo kitos mėsos tik vištienas, aš gal... Ne, aš viską valgau. Geriausias ir blogiausias Lietuvos miestas. Blogiausias tai vienareikšmiškai yra Gargždai, nes davė mums poną Petrą, o geriausias tai turiu 3 geriausius miestus. Galim sakyti? Galim. Tai geriausias yra Biržai, tada antroji vietoj Kaunas ir trečioji vietoj, bet tikrai ne paskutinis mano mylima Nida. Ok, Dream Lietuvos ir užsienio politikų debatas. Tai yra 2 žmonės, kurie debatuotų ir vienas, kuris moderuotų. Tai vienas lietuvis turi būti? Jo, ir kitas užsienio politikos. Tai vienareikšmiškai Borisas Johnsonas ir Laurynas Kasčiūnas. O kas moderuotų? Moderuotų, kas mano mylimas ir gerbiamas Edmundas Jakilaitis, manau taip. Gerai, dabar 2 klausimai bus apie tavo hobį vieną. Tai pirmas klausimas būtų top 3 mėgstamiausi laikrodžiai. Tai 3 mėgstamiausi, tai 3 kol kas savo kolekcijoje ir turiu. Tai yra Tissot PRX, puikus laikrodis. Tai tada Seiko Presage Japanese Garden, kurį nesenai nusipirkau. Na ir labai gana popsinis, bet šiaip labai mielas širdžiai. Tai Omega ir S-Watch collabas Moonswatch, Mission to Earth. Labai fainas laikrodukas, tačiau nei vieno iš jų aš šiandien nedėviu, turiu Apple Watch Ultra, tai kol kas remiuosi šiandien technologijom. Ir dar vienas klausimas apie laikrodžius. Tai jeigu Seimo partijos, po kurios kandidatuoja šiemet, būtų laikrodžiai, kokia partija būtų koks laikrodis? Tai liberalų sąjūdis tai būtų Casio, nes patvaru, ganėtinai už prieinamą kainą. Kas toliau? Omega tai būtų konservatoriai, nes kokybės ir tikslumo ženklas, tačiau Omegai labai prastai šiaip yra su komunikacija, tai konservatoriams irgi. Rolexo tikrai nematau, Patek Philippe taip pat nematau, Audemars Piguet taip pat nematau. Na, o Bulova laikrodis tai būtų Nemuno aušra, nes yra šūdas. Ok, sekantis klausimas. Šitą gal išblypinsit. Mary Kill Širinskienė, Žemaitaitis, Gražulis. Širinskienė. Mary, tai vienareikšmiškai Remigijus ir Kill Petrai. Sorry. Jei būtum ministras, kokios ryties ministrų pasirinktum būti? Krašto apsaugos. Čia visi bėgimo klausimai? Čia vien tik Vilhelmo pakol kas. Jis labai daug norėjo paklausti. Po to akronimas LLJ reiškia ne tik Lietuvos liberalus jaunimas, bet kokiais kitais žodžiais tai galėtų reikšti. Čia man sugalvot? Jo. Geras klausimas, bet jeigu nepamiršim, palikim podcast'o pabaigai, pagalvosiu. Šiaip tikrai geras klausimas, bet taip greit nesugalvosiu, o eterio nereikia užimti.
Ok. Dabar einam prie kitų žmonių klausimų. Ačiū Vilhelmui už nuostabią klausimų Ačiū sesiją. Vilhelmai. Tuomet Simonas tavęs klausia, jeigu turėtum galimybę pasirinkti, į kokią šalį keliautum, kur nukeliautum? Sunkus klausimas, bet tikriausiai labai norėčiau į Kanadą. Labai simpatiška šalis, labai traukianti ir širdį, ir akį, tai Kanada. Tuomet Samantos klausimas, jei reikėtų rinktis, ar geriau 10 metų nemokamą Spotify premium prenumeratą, ar teisė į nemokamą viešai transportą visur? Oi, faktas, kad viešasis transportas, nes Spotify turi daug alternatyvų, o viešasis transportas yra nemokams. Šiaip naudokitės viešuoju transportu, Vilniečiai, mačiau, Benkunskas kėlė istoriją, kad paleido ten 30 kelis naujus troleibusus, tai naudokitės viešuoju transportu, mažiau važinėkit mašinom, tausokit gamtą, tausokit miestą ir žymiai bus geriau. Ir paskutinis klausimas, kur geriausi kebabai Kaune? Geriausi kebabai Kaune yra street foodas Šilainiuose, bet šiaip dėl sportinio intereso mėgstu pavažiuoti ir iki Jonavos. Asmeniškai rekomenduoju Papajaus kebabus. O, labas. Čia aš. Eikime prie mūsų pagrindinės temos dabar. Taigi, Laurinai, mes to aišku neleidom susipažinti, nes tai bus įdomiau ir diskutuoti iš širdies iš karto, bet šiandien mes reitinguosime visus 6 Jonavos vienmandatininkus, kurie bando, patekti į Seimus dėl to. Nice. Nes kadangi tai yra vis tiek dabar mums visiems turėtų piliečių Lietuvos būti svarbi tema, pabandysime juos išreitinguoti. Važiuojam. Dabar aš tau darysiu jūsų sąrašą ir eisim pagal sąrašą, kuris yra pateiktas VRK. Pradėsime nuo Vitalijaus Jaroščenkos. Darbo partija. Šiaip aš apie visus maždaug pasirašiau sąrašiukus ir pasirašiau, ką jie veikia ir ką jie siūlo Jonavai, bet Apart jo neturim. jo, jisai mums nieko nedavė. Jo, mes jam parašėm ir, negavom. Bet tarkime, Bet jis toks egzistuoja. jo, jis varė, mes į meroninkas panašiai. Tai aš tau siūlau įvertinti pagal jo biografiją. Važiuojam. Galim tai daryti, aišku, prisimink, kad daro partiją, bet vertinam pagal jo biografiją. Taigi, Mielas dėdė. aišku, priklauso taikos koalicijai. Advokatas. Taip. Eikime jo biografiją. O, vadovas. Taigi. Šiam 9 metų gimimo, baigęs VDU ekonomistas, tada baigė Vilniaus universitetą teisininkas ir baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją miškų ūkio inžinierius. Taigi žmogus turi 3 išsilavinimus. Labai skirtingas profesijas. Jo, labai skirtingas, bet Metus darbai. vis tiek, tarsi, Nenustoja mokytis. kas Kas... po 10 metų ir tada po 20 metų. Jo. Okay. Bet žmogus turi 3 išsilavinimus, tikrai išsimokslinęs žmogus. Sako, amžinai jaunas, kol mokai. Nu, Taip. Mokslo laisvės neturi, pedagoginio varto neturi. Žiūrėk, kinų kalbą moka. Rimtai, geras. pažengęs. Užsienio kalbą mokės anglų pažengęs, kinų pažengęs, rusų įgudęs. Tai visai gerai. Geras. Polas, ką? Nu, Gerai. Šiuo metu dirba advokatų pas save kontoroje. mieste neina. Iki 20 metų dirbo Vilniaus apygardos prokuratūroje. Prokuroras. Dirbo susisiekimo ministerijoje Kinijos. Gerai, žiūrėjau, dėl to įmok kinų kalbą. Jo. Dirbo susisiekimo ministerijoje transporto ataš Kinijoje. Atašė. 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 Kaip tai yra, Laurinai? Atašė. Jo, Atašė. Dirbo Jonavos rajono aplinkės prokuratūroje, Kauno aplinkės prokuratūroje. Aplinkės. 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 Apylinkė, oi! Aplinkės. Naujadaras. Apylinkės. Ir dirbo miškų urėdijoje. Čia matome, čia realiai matosi, kada jo išsilavinimai pasikeitė. Jo. Čia pradėjo dirbti, nors Čia čia miškai, jis miškai, pradėjo dirbti miškai. prokuroru, turėdamas teisininko. Ir kai jis laikė ekonomisto, pradėjo dirbti advokatu. Nu gerai. Gerai, važiuojam. Kas toliau? Visuomeninė veikla šiuo metu nėra, pomėgi gamta ir kalbų pažinimas, matosi, moka mandarinų kalbą. Ir
Nu, Mandarinų. mandarinų, taigi, jo, nes kinai turi, jo, mandarinų kalbą. Šeiminė poetis vedęs. Vedęs. Tai okei, reitinguojam. Daugiau čia apie turtą labai nieko neįdomu. Ne. Einame į reitingą. Taigi, Laurinai, pagal būtent biografiją, kadangi neturime jokviškai jo Jo. planų, aišku, Tiesiog, prisimink, kad jis yra daro partijos atstovas, bet kur dėtum nuo S iki D? Tasme, S yra labai geras kandidatas, D Taip, yra taip. davai už jį nebalsuokim. Tai kažkokiais radikalumais nepasižymė, kaip matau, apart partijos pasirinkimo. Aišku, mes nežinom, ką jis Jo. planuoja Jonovai, bet pagal biografiją tikrai ne. Tai dedam prie C. Nelabai simpatizuoju jo partijai ir šiaip. Bet jo, to neturim mažai Mažai informacijos. informacijos. Jo. Gerai. Toliau pagal VRK judėkime, jei neklystu, toliau yra. Atsiprašau. VRK susitvarkykit savo. Jurgita Vašvenskė. Apie ją irgi nieko neturim. Ji yra liberalų sąjūdžio Jonavos skyriaus pirmininkė ir ji kandiduoja į Seimą, taigi partija bent jau man asmeniškai labiau simpatiška negu darbo partija. Ir dar pirmininkė. Taip, ir pirmininkė. Jo. Tai man sakė išsilavinus žmogus. Tai galime eiti ir į pagal biografiją. Kadangi Trumpai turime informacijos, pažiūrim, trumpai. greit, perinam išsilavinimą ir panašiai. O. Taigi yra šiam penkta sąraše. Tojaus. Nuo 2017 metų priklauso liberalų sąjūdžiui, tai matas, kad vis dėlto mėgsta savo partiją. Ne partinė davatka, kaip sakant. Taip. Rimtas žmogus. 88 metų gimimo. Nebaigtas. Bandęs, bet nebaigė. Bet va dirba projektų vadovė. Bet kokiu atveju, pažengus yra anglų kalba ir norvegų įgudusi, taip pat, kaip lietuviškai, bilingual. Daugiakalbė, taip, irgi yra daugiakalbė. Jo, dirba projektų vadovė, Norvegų taigi irgi kalba. išsilavinęs žmogus. Visuomeninė veikla yra liberalas sąjūdė, pomėgiai kelionė su šeima, šeiminė padėtis ištekėjus. Gerai, važiuojam, reitinguojam. Tai, ką manai apie šią kandidatę? Nežinau, man asmeniškai gana svarbu būna kandidato išsilavinimas, galbūt labai senoviškai, taip. Na, vis tiek tai yra svarbu. Skambu, bet man Žiūrint tai į yra praeitą svarbu. mūsų, jis turėjo Jo, netgi 3 taip. išsilavinimus, 3 sustoksius išsilavinimo. Dėl lygumo, bet vėlgi jie ne politinė kažkokia tai išversta skūrė, jeigu galim taip sakyti. Tai dedam prie B, ką žinau. Aš pilnai sutinku. Jo. Tikrai tokia lygiavertė kandidatė. Judam toliau. Dabar jau aprašymus turėčiau turėti. Taip, čia jau bus įdomiau, bus galim pavertinti. Bus galim pavertinti. Ačiū, kad neapėmė. Nu, baig, gerai. Šitą neiškirti. Come on, guys, come on. Gerai, įdame prie mano asmeniškai mes kandidato Justinas Rizgelis. Ir iš jo mes netgi gavome kaip vienos liberalus būtent programą jaunimui. Tai kadangi jis pats yra jaunas kandidatas, partija TSLKD, taigi irgi man pakankamai yra, kaip čia, romantizuojusi šitą partiją. Pereikime prie jo būtent programos jaunimui. Na, mes dėl to esame jaunimas, vertiname. Taigi, pirma, dėmesys būsto plėtrai Jonavos krašte. Antra, šeimos politikos stiprinimas, tai yra geresnės sąlygos jos šeimoms. 1000 mokyklų programos tąsa, dėmesys viešo transporto intensyvinimui tarp Jonavos ir jos rajonų. Toliau, verslumo skatinimas, pagalba norintys pradėti verslą, kūrybinių industrijų skatinimas, žaidimo kino virtualios realybės srityse, aukštųjų technologijų verslo stiprinimas, gerai apmokamų vietų kūrimas, dirbtinio intelekto įgalinimas, jo naudojimosi įgūdžiai stiprinimas ir laisvės naudotis plėtra, naktinio gyvenimo Jonavoje atgaivinimas, dėmesys emocinės sveikatos stiprinimui, kultūros puoselėjimas, gyvūnų teisės apsaugos stiprinimas, dėmesys yra apribojamas lengvinimas autosportui. Tai manau, gal eikime po vieną punktą ir trumpai pakomentuokime, ypač mes kaip jonaviečiai labai pakomentuosime, kas iš tikrųjų yra svarbu, nes čia panašus punktai yra. O į laiką telpam? Rolka, kaip laikas? Telpam. Tai gerai, pabiškai einam tada. Dėmesys būsto plėtrai Jonavos krašte. Nežinau, mes galim patvirtinti, kad nėra labai daug pasirinkimo su būstu. Neturim daug. Realiai, čia gal prieš metus ieškojau būto. Realiai nelabai yra pasirinkimas, ypač žinom šeimoms, kurios gal neturi dėlių finansų, jo pajamų. Tai plus punktą, dedam pliusiuką.
šeimos politikos stiprinimą, geresnės sąlygas nuo šeimos, čia manau yra svarbu visoje Lietuvoje. Bet čia labai abstraktu, man tai labai Tiesa. toks popsas. Nu jo, realiai, ko vat, būtent nori, žinai, girdėti jaunimas, tą jis ir sako. Gal ir toks biški popsnis, taip. 1000 mokyklų programos tąsa. Dabar mūsų 2 gimnazijos Mes turim- priklauso, ir Alys, ir Snavis priklauso Ir nuo šio. neris. Ir Neris? Ir neris. Ir variai. Realiai. Tai žodžiu, realiai Jo. vos ne visos mokyklos priklauso, gerai, Panerys vos ne ir- visos, O, jo. vos ne visos senos mokyklos priklauso 1000 mokyklų Turim- jo, programai. Turim 2 mokyklos, kurios nepriklauso, tai Jonavos pradinė ir Lietuvos, ne? Jo, dėl to pikto, Jo, ne, gali būt. galit Mačiau. komentaras būt fact checkinti, bet žodžiu, daug mokyklų Navoje turi tą 1000 mokyklos programą. Gal tu, Milė, kaip biški mokyklos prezidentė, galėtų pridurti, ką mums duoda į pliusą, nes aš nelabai orientuotas, ką mes iš to gaunam. Aš tik žinau, kad pasidarau IQ testą, gavau aukštesnis intelektas ir kol kas su to nieko nevyko. Tai čia tas buvo Nesusiję? Okei. Bet iš to mes pagrinde, kai gaunam, tai didesnį finansavimą mūsų veiklai, tose gimnazijos veiklai, ten būna tas pat mūsų technomeno dienos yra paremtos ant tūkstantmečio mokyklų, mes ten gaunam didesnį Okay. finansavimą. Lengviau yra, pavyzdžiui, mūsų turim naujai įrengtas fizikos, chemijos, laboratorijas, atnaujinta biblioteka, skaityklą, tai visą tai iš tų mokyklų. Okay. Tai vis dėlto yra labai svarbus dalykai, realiai. Klausimų. Nori, taip. Turit naktinį gyvenimą iš visų Alkašk naktinį gyvenimą. Šiaip, Turim- ką mes turime iš naktinio gyvenimo? Yra Amerika ir yra Wow. Kas dar? Turim Jo, turim vieną- Jo, literaliai klubas. Toksika. Toksikas. Taip, tai ten yra klubelis, bet ten jau bus Anksčiau- normaliau. Jo. Jo, ten realiai renkasi, Nu, net ne tavo jaunimas, o toks, mano tėvų gal jaunimas Jo, renkasi, ten- realiai mūsų tėvų amžiaus. Tai gal naktinį gyvenimą reiktų atgaivinti, nežinau. Aš tai toks senas esu su organizacijai, kad mane lygina su jo tėvais. Ne, aš tai sakau, nelindas, tai man tavo jau kitas lygis, biški, žinai. Bet, nu, vis dėlto, kiek Bet jo. tau, 15, 14? 15. Nu, man 16, žinai, tau biški skirtumas. Yra, žinai. Bet jo, realiai nėra, nes Wow, kiek aš dėsnau čia, renkasi pasidaužyti, atvažiuoja žmonės nahalkės daryti. Arma tai ten toks. Arma ten ir ten toks ramus baras, nėra naktinis Ra- gyvenimas. Ramus, nu kaip. Aš gyvenu prie Ramus, galiu komentuoti. Nu, gerai, Klausimų. Ponas Atsiprašau. Rimkai. Ok, dėmesys ir apribojimų lengvinimas autosportui. Domies autosportu, kažkas domitės autosportu? Vienintelis žmogus, kuris domisi sportu, yra Kraja. Jis turi savo... Nu, bet autosportas su savo kamarą važinėja. Nu, jis turėjo prieš tai kitą bildą, bet aš nežinau, man atrodo, jis nebeturi. Jisai drag racing realiai. Ok. Čia šiaip aš Jonavos autosportai vis nesidomiu, žinau, kad turim klubiuką tą motociklininkų, kur būna pravažiuoja, šiaip žiauri prikolas plačiai atmyliu, Turime Extreme Drivers, bet jie daugiau. bet jie pusiau mirė, aš man atrodo, čia ne Krajos yra? Taip, Krajos ir Situm. Jie nėra jau, Ar jie nelikviduoti? man rodos, jie likviduoti. Tai va, bet turėjom klubą autosporto ir manau, kad galima gal dėmesį atskirti labiau ir tą gal skatinės. Bent man tai, pavyzdžiui, būtų įdomu pasižiūrėti, aš automobilius myliu, bet kol kas ko vieną žmogų žinau, kuris to domisi ir dalyvauja lenktynėse. Nu, drag race'e. Kultūros puoselėjimas, manau, tai yra irgi svarbu visai Lietuvai, bet čia labai yra abstrakčiai paimta. Jo. Ir neaišku, ką čia reiškia, čia ir gal tas popsinis, bet aišku, tai yra svarbu visai mūsų tautai, nes mes tą kultūrą, kaip matom, biškai prarandame. Gyvūnų teisės apsaugos stiprinimas. Nežinau, kas čia. Tilpsim į laiką? Tilpsim, jau ką pratęs, valkime galite, galėtum to pratęs. Gerai, tilpsim. Kaip suprantate gyvūnų teisės apsauga? Va, Buvo pakitimų pagal praeitoj kadencijai, nu vis dar einančioj ir labai svarbių pakitimų. Tai manau, reikia tęsti pradėtus darbus ir dar labiau griežtinti gyvūnų, tiksliau uždrausti visiškai gyvūnų kankinimą, jeigu tokie dar vyksta, ir labai griežtinti gyvūnų laikymą, nes, sakykime, pats, kai esu kilęs iš kaimo, tai dar grįžęs pamatau nekokių vaizdų, kai ten, geriau net nepasakosiu. Ryšius pririštas prie baudos. Gal ne tai baisiai, bet būna tikrai. Tada dar man labai svarbus punktas, bent man asmeniškai matosi, mano manimu, tai emocijos sveikatos stiprinimui. Dėmesys, nes dabar tai yra realiai nors dalykas, dar žiūrime per seniausiai
Jeigu tu sirgai depresiją, nu, tu buvai psichiškai neįgalus, realiai, kiek čia grįžtum 30 metų atgal, O galiu aš va, šito podcast'o metu prisipažinti. pilnai gali. Nu, Tai aš jau kuris laikas sergu depresiją. Tai yra baisus dalykas, geriau vaistus ir jei nuoširdžiai, tai jaunimas labai kreipkite dėmesį, tiesiog kreipkite dėmesį į savo emocinę būseną, nes tai priveda prie labai prastų dalykų. Ir kodėl tai aš išsakau, todėl kad man rūpi, kad tokie dalykai būtų matomi, žinomi ir kad tas savižudybių, tas pats skaičius Lietuvoje žymiai mažėtų. Na, o pats tai pasisakau todėl, nes mane supa vieni geriausių mano draugų ir mano yra tai komforto zona, tai prie jų drąsiai galiu sakyti, kad sergu depresiją ir tai nebėra kažkoks tabu. Ir šiaip kreipkite dėmesį į tai, nes tai yra suvaldoma, bet tai reikalauja įdirbę. Taip, ir aš manau, kad tai tikrai yra svarbi tema. Taigi, kur dedame rizgelį? Mausinas yra S, nes aš jį šiaip myliu. jo, aš irgi. Ką manai tu? Aš jį dėčiau į B, Į B? bet galim bendrus Į A. sutarimai į A. Į A. Jo, Jo. pusę per pusę. Gerai, toliau turime Sabutį. Sabus turi net savo tinklapį. Sabutis.lt, niekam įdomu. Čia pereikime, tinklapis nėra geros kokybės, Sabutį galėtum už tai pasitvarkyti. Sinkevičius turi geresnį tinklapį. Prastokai. Prastok, čia iš tikrųjų įdomi, čia kaip knygutė padaryta. O, Ir socialdemokratas. Ir žinok, nieks tiek daug Jo, neskaitys. čia yra maždaug Ne. realiai čia. Čia jis jo ačiū. Oi, kiek teks. Daugelis mane pažįstate. Skadencija. O galim iš principo įdėti į paskutinį. Laisvai. Jo, Už šitą tinklapį tik tais? Jo, visiškai. Jo. Tai gerai. Čia Sabutė, jo. atsiprašom, bet susitvarkyk savo Realiai, puslapį. Pereikime per jo tuos, bet čia jo pasiekimai. O jei, kiek teks. Oi, bet čia dar yra, žiūrėk, čia dar yra važiuot kur. Ta prasme, čia tik. Čia pradžia. Dar pusę nepraėjom. Čia Va pradžia. pusę. Gerai, žinai ką? Ne, jungi. Čia Sorry. no hate, socialdemokratas. No hate socdemams, bet žinok, susitvarkyk tinklapį, nes Nu, neskaitysiu. aš. jo, ir also tavo knygutė labai neįdomi. Gau tavo knygutę, žinok, prirašyta dar daugiau negu tinklapį. Nieks tiek neskaitys, atsiprašau, žinok. Šiais laikais, kai mes Attention norim... span neturime. Taip. Einam prie Renatos, kuri yra valstiečių. O ne konservatorė. Ne, Ne. Nes dabar Pagal stiklainis. aš iš pradžių galvojau, kad jos pavardė ne O, Sorakienė, Marakas. Sokratienė. Sokratinė, kaip Jo. Sokratas. Aš ją Sokratą vadinu. Gerai. Tu man siuntei kažką Siunčiau įdomaus. Į jos Facebook'o postą, kur jinai... Taip, Labai pasižiūrėkime. drūtai. Apie... Jo, tai mūsų to kaip tik ir reikia. Žiūrėjom pagal laiką judame. Jo. Gerai. Nuo kur man čia skaityti? Viršai buvo, aukščiau biškį. Kas aukštų, nieko nėra aukščiau. Nuo kur man skaityti? Noriu priminti, kad... Ne, palauk. Pas man geriau buvo. puoselėje tradicinės šeimos Jo, va vertybės. Taip, čia pirmas. Neleis jų sunaikinti, augančiai kartai suteiks galimybę gauti kokybiškas žinias ir kurti klestinčią kalbą bei kultūrą ir išlaikančią, šalį. tai visą tai išlaikančią šalį. Tai Raginame nepraleist progos, išreikšti savo nuomonę ir pastumyti visuomenę. Valstiečių popsas, ką? Visiškai sutinku. Ir netgi parašius, jog... Nu, aš aišku, prisipažįstu, tik dieną prieš vakar atrašiau, kad reikia mūsų šitos informacijos. Aišku, jau čia mes pasišykom, kadangi čia buvo tokia last minute idėja, Jo. bet atrašė, jog žmogus ūkininkauja. Ir- Kas irgi skamba labai, nu, grinai valstiečiams tinkantis Ja. atsakymas. Tai aš... Negali ant to Ne, tai nieko neblogai. Nes bet mūsų tiesiog- ūkio ministras Kazys Starkevičius, tai tiesiog prieš susirinkimą kratė mėšlą savo džandyrų. Tai Bet, nu, didžiausia ką pagarba, galiu nes pasakyt? kol kas geriausias Taip. visų laikų ministras. ir žemės šiaip ūkio. ūkio ta sfera Lietuvoje yra labai svarbi.
Ir mano bent man nereikia tas labai riboti, reikia netgi skatinti. Taip, taip, Ypač mažesnius ūkininkus. taip. Nes dabar mažiausias ūkininkas, jeigu ypač, negauna Europos Sąjungos paramos, kadangi maži ūkiai, jiems iš tikrųjų yra sunku išgyventi ir suteikti tą kokybišką produktą į rinką. Taip. Tai manau, kad vis dėlto tai yra svarbu. Ar jinai tą paminėjo, nežinau, turbūt ne. Apie būtent ūkininkų svarbą. Tai kur, Laurinai, čia tavo nuomonės prašysime apie B. tradicinę šeimą? C. Bet, Nėra D, D paliekam tiems, kurių tekstai neįdomus. to be fair, aš buvau gavus jos lankstinuką, ta prasme, tą lankstinuką tokį. Bet ten buvo tiek daug skaityti, kad neskaičiau, bet pagrindinė jos frazė buvo už tradicinę šeimą. Nu tai C. Tai C. Manau, mes kaip Okay. liberaliai mąstantys žmonės galime siekti, tai yra Jo. C. Taip. Ir reikiam prie paskutinio mūsų kandidato. Kur man čia eit, galvoju, čia turbūt. Kuris yra Mindaugas Stanišauskas. Gerai. Čia visko neskaitysiu, nes čia yra biški žinutė man, kad mes pažįstami. Manau, kad viena iš didžiausių problemų Jonavoje ir rajone didelis nedarbo lygis, šiuo metu viršė 10%, kas yra labai daug, nuo bendro skaičiaus. Mes ir mano partija norime įkurti nuo regionų reikalų ministeriją, kuris spręs didelę regionę atskirtį. Man čia yra labai didelis siekis. Kokios jis partijos žmogus? Regionų partijos. Regionininkų regionų. Gerai. Gerai. Važiuojam. Kuris spręs didelę regionę atskirtį, naujų darbo vietų plėtrą, verslų kūrimasi ne kur kitur, o regioninė plotmėje. Šiaip man šitas, kad nuo ministerija labai didelis siekis, nežinau kiek gyvendina, bet gal tą ministeriją padėtų, bet aš nežinau, ar jos reikia, nes dabar kas ministerija sprendžia šitas problemas. Bet gerai. Beje, tai nebūtų valstybės aparato didinimas, o perkeltume energetikos ministeriją, ją jungiant su inovacijų ministerija. Jo, ką manai? Gal ne. Aš nemanau, kad tai yra reikalinga, nuoširdžiai. Tuomet įkūrėme regionų Aš reikalų be nuomonę ministeriją. šitą klausimą. Beje, mūsų atsiprašau. idėją palaiko ir pats prezidentas Gitanas Nausėda. Svarbiausia. Nu, aišku, aišku. aišku, gitaras palaikė. Gitaras naudos. Nuosėda. Gitaras naudos. Gitanas naudos nėra. Ne, Atsiprašau, viskas nesijuokauju. Mes juokaujame, Jo, čia ekscelencija. jokių forma. Reikia, kad kuo daugiau žmonių liktų mūsų rajone, neišvyktų į kitas šalis, o įkūrus ministeriją bus skiriama finansų atsakomybės ir didesnė plėtra. Okay, Planų tai- gyvenime visi turime labai daug. Noriu, kad mūsų miestas pagaliau išsivalytų nuo didelės austė, ne dabar rašai. Pagaliau įsivalytų nuo didelės priespaudos nepagarbos iš valdžios pusės. Viskas įmanoma tik drąsiai ir trai per gyvenimą. Man šiaip patiko tas, jog reiktų mažiau priespaudos ir nepagarbos, nes kas gyvena Jonavoje ir kas turi verslą ir nėra socialdemokratų Jo, jeigu... partija, tu esi manau, socdemas- patiria tos priespaudos galbiškai iš savivaldybė, bent jau patirdavo anksčiau, sakau, kas ypač yra verslo sektorija ir nepriklauso būtent raudonųjų partijai. Jo, ir su kuo labai dažnai susiduria, tai yra netolygi konkurencija, taipogi. Taip. Kas yra, šiaip, nesąmonė. Bet yra ne vienodos sąlygos sudaromos daugumai verslų. Okay. Aš siūlau jį į B, C, kažkas tokio, priduriu, nelabai galiu dėti. B? Aš manau, kad tai B. Nes vat, tas, kad biški lygumą reiktų ir nepagarbos mažinimą, bet Jo. ta ministerija labai neaišku ir aš nežinau, ar tai yra reikalinga būtent dabar. Taigi, realiai viskas. Čia yra Sudėtas. mūsų pabaigtas sąrašas. Man patinka, kad sabutis tiesiog apačioj. Mes net neskaitėm jo tikslų, bet, labai... Per daug. Jo, per daug. Tai Nežinau. nežinau. Ema, nesrado daug klausimų Laurinui? Atsirado? Norim užbaigti, gal ką galim? Tai Ir dar dar... turi savo paskutinį klausimą, kaip LJ iššifruoti. Nu, kaip. Ne, dar sakėt, klausit mano 3 top politikai. Čia Laurino, o čia to Vilniaus Bukalino uždavė klausimą. Tai gerai, tai aš tas paklausiu. Top 3 mėgstamiausi. Gerai, dabar žiūrėk, aš pašoksiu, tu pašoksi, atsirasi, gerai? Žiūrėk. Ar atsistojus tu pašokai? Jo. Kokie tavo top 3 geriausi ir blogiausi politikai? Girdėsis? Girdėsis? Vienas turi būti užsienio. Ok. O gali būti nemėgstamiausi 3 lietuviai? Gali. Tai gerai, mėgstamiausi tai yra Eugenijus Gentvilas, liberalų mohikanas, apskritai politinio stadiono mohikanas, absoliutus elitas ir įrašinėjom podcastą antradienį, vakar pirmadienį buvo didieji TV3 debatai ir wow,
wow, kaip suvystė visus Eugenijus, tiesiog tobuli atsakymai, visiškas tiesos sakymas ir visa kita, tai labai labai jis man patinka. Antrasis politikas yra Laurynas Kasčiūnas, nes šiuo metu manau, kad tai yra geriausias dabar veikiantis Lietuvos politikas, vienareikšmiškai, savo energiją, entuzijazmų ir apskritai savo požiūriu, kad ir kokia ta praeitis buvo, bet, kaip sakant, kas dabar, tai manau yra stipriausias politikas politinėje arenoje. Na ir užsienietis tai Borisas Johnsonas, buvęs Didžiosios Britanijos premjeras, tai aš manau, kad vienas iš nedaugelio žmonių Europoje suprantančių Rusijos agresiją ir vienas pirmųjų paremęs Ukrainą ir iki šiol remiantis, tai aš nenustepsiu, jeigu Boriso veiksmai bus vieni iš tų lemiantis Rusijos absoliutų pralaimėjimą, kas ir žinoma bus anksčiau ar vėliau, bet manau Borisas prie to prisidės. O 3 nemėgstamiausi mano politikai tai yra Živilė Pinskuvienė, politinė, kaip čia gražiau įsireikšti, kaip? Na, kad tiesiog prisitaikėlė. Ne, Živilė Pinskuvienė yra politinė prisitaikėlė ir populistė. Tada Valdemaras Valkiūnas, tai mano krašto gėda, absoliutus nesupratimas, ką jis daro ir absoliutus nesigaudimas situacijose. Tikiuosi tavęs, Valdemarai, neišrinks, nes tavo politinė karjera turi baigtis. Ir trečiasis, bet tikrai ne pats mėgstamiausias, tai turbūt pats nemėgstamiausias, yra standartiškai Petras Gražulis. Petrai, esi politinis degradas. Ačiū už atsakymą. Tai sekantis klausimas, kokia tavo nuomonė apie horoskopus? Aš esu tikintis žmogus, religingas, ne toks kaip mano brolis, kuris labai religingas ir labai gerbiu aš jį, nes religija yra nediskutuotinas dalykas, kaip ir pinigai bei politika. Politika dabar mes čia diskutuojam, bet esam supratingas jaunimas, panašaus mąstymo, na, o horoskopais tai visiškai netikiu, kaip ir būrėjom visokiom, tai yra akių dumimas ir absoliutus popsas. Aš už 50 eurų galėčiau jums išburti 20 metų į ateitį irgi. Tai nei horoskopais, nei panašiais dalykais aš netikiu. Tikiu į mokslą, tikiu į Dievą, esu Romos katalikas, tai tiesiog. Ir paskutinis klausimas, papasakok apie savo outfitą šiandienos. Turim, kaip matau, Tommy Hilfigerio megztukas, labai gražus, mėlynas su dryžiukais. Iš kur pirkai? Garsiai sakyk. Iš Tommy Hilfigerio parduotuvės. Teisingai, tada turim džinsus, mėlyni džinsai, čiaudelės. Irgi. Kur? Iš Hilfigerio. Irgi, šiaip, parodyk batus. Gali pakel? O. Ant tavo gali, jeigu nori. Jo, žinok, čia tipo labai netaupom. Pakomentuok. Labai patogus batai. Labai patogus batai. Ir tavo šiandieninis laikrodžio pasirinkimas, mes turim Apple Watch Ultra. Praktiškas. Praktiškas. Praktiški žmonės renkasi Tommy Hilfigerį. Taip. Ar baudžiamasis kodeksas baudžia būti savimi? Ar baudžiamasis kodeksas Ar baudžiamasis kodeksas baudžia? Gerai, Lauryna, ar baudžiamasis kodeksas baudžia? Pagavot. Šiaip jis taip baudžia, jaučiu, ne? Aš Nebaudžia. sakyčiau, kad jis nurodo, už ką reikia bausti. Taip, bet... Nogės baudžia. Bet jo, šiaip realus klausimas buvo, ar baudžiamasis kodeksas draudžia būti savimi. Ne, būti savimi niekas negali draust ir neturi draust. Ir šiuo metu gyvenam nuostabioje šalyje, kurioje nedraudžia būti savimi, tai
Būkit su savimi, dirbkit iš idėjos, nes geri dalykai ateis ir jaunimėlį laikykis, nes esi Lietuvos ateitis. Realiai žiauriai geras outro gavosi. Taigi, ačiū visiems žiūrėjusiems. Čia buvo Žuvėdros kalba su Laurynu. Ačiū Jums, kad Ar turi pakvietėte. paskutinį žodį? Ne, paskutinius žodžius pasakiau, bet dar nuostabiai. kartą LJ-ui ačiū iš širdies, ačiū, kad priimėt, kad galiu veikti, kad galiu dirbti po jūsų vėliavą ir aš jūs visus myliu, linkėjimai Austi. Iki. Ir susitinkame kitoje serijoje. Taip. Valio. O, labas. Ką aš turiu sakyti? Ar galiu taip sakyti, kad manęs JKL nepriėmė ir aš turėjau prisijungti prie LJ? Ne, negaliu. Ok. Vandenuko. Pas mane su ledukais. Mojito su ledukais tirpsta tavo burnoje. Reikės Čia blooper tiek daug padaryti. gražių berniukų, kodėl tu čia viena? Tave Padarys savo blooper pajudėt. parodys. Ne, tavo draugas. Gas Tavo alkoholis. draugas alkoholis kviečia tave pajudėti. Gerai. Prigesintos šviesos čia judam dviese. Mergina barakūna. Stumėmės durą. Kas tu svarbiausia gyvenime, broli?